Sveiki visi, pradedamas gydymo paskirties pastato Tilvyčių gatvė 64C Panevėžyje statybos projekto viešasis susirinkimas. Informuoju, kad jis yra įrašomas ir įrašas pateikiamas kaip įrodymas, kad susirinkimas įvyko. Viešinimo tikslas yra pristatyti PP projektinius pasiūlymus pagal statybos techninį reglamentą, statinio projektavimas, projekto ekspertizė, 4 priedą. Kai statinys yra visuomeniai svarbus, nes jo projektavimas ir statybos finansuojamos valstybės biudžeto. Susirinkimo pirmininkė yra Violeta Konkovskienė, sekretorė Paulina Ručinskaitė Vedėgė. Taip pat Violeta Konkovskienė yra ir statytojų atstovas pagal įgaliojimą. Susirinkimas truks 1 valandą nuo 15 iki 16 valandos. Iki susirinkimo pradžios buvo gautas vieno Panevėžio gyventojo laiškas su pastabomis, į kuriuos mes pabandysime atsakyti susirinkimo metu. Taip pat likusius klausimus galima užduoti ir pristatant projektą. Iki susirinkimo pabaigos 16 valandą. Po susirinkimo bus surašytas protokolas su visais pasiūlymais, atsakymais ir dalyvių sąrašu, todėl visi dalyviai turi prisistatyti. Projektiniai pasiūlymai buvo prieinami Panevėžio savivaldybės tinklapyje. Tai dabar paprašysiu architekčių pristatyti trumpai, kas yra projektuojama. Sveiki, esu architektė Jovita Blinkevičiūtė Banevičė ir pristatysiu slaugos gydymo paskirties visuomeninių paskirties grupės pastato Tilvyčio gatvė 64C Panevėžyje statybos projektą. Tai informacinis stendas apie planuojamą viešinimą buvo pastatyta šalia sklypo, kuriame projektuojamas pastatas ir kaimyniniai sklypai buvo taip pat informuoti laiškais. Jau kaip ir informavo projekto vadovė, visas viešinimo procesas yra filmuojamas ir įrašomas. Ir viso viešo susirinkimo eiga yra projektinių pasiūlymų pristatymas ir tuomet bus klausimų atsakymų sesija. Taip, tai statytojas yra Panevėžio savivaldybė, projektuotojas mes UAB Plan, projekto vadovas yra Martynas Mačiulis ir aš esu statinio architektė. Taip pat prie projekto prisidėjo ir Dalia Kriaučienė ir architektė Julija Žardin. Kaip jau ir minėjau, dalyviai turi būti registruojami, tai ir tuo pačiu po viešo susirinkimo, jeigu bus klausimai kažkokie užduoti, mes taip pat atsakysime juos per 5 darbo dienas raštu. Taigi, pradedant apie patį projektą, apie visą kontekstą, tai mūsų projektuojamas sklypas randasi mišrioje aplinkoje, yra visai netoli miesto centro ribos. Greta turime mažo intensyvumo vienbučių, dvibučių zonas. Štai čia rudai pažymėtas, taip pat kitapus sklypo jau turime didesnio intensyvaus užstatymo daugiaaukščius gyvenamus pastatus sovietinio užstatymo. Taip pat visai šalia sklypo turime nedidelę jungtį su jau plėtojamu ir vystomu Liaudiškių parku. Štai čia turime savo projektuojamą sklypą. Taip pat šalia turime ir KTU fakultetą, apie pat sklypo yra garažai veikiantys. Tai iš esmės pastatą bandėm vizualiai integruoti į kontekstą, priimant smulkų mastelį aplinkui. Taigi išsigryninus pastato funkciją ir jos išdėstymą, tūrį bandėme skaidyti ir smulkinti, išlaikant aiškias formas. Taigi gautas tūris formuoja vidinį kiemelį. Taip pat numatoma jungtis su Kniaudiškių parku.
Patekimas į sklypą numatomas per naujai formuojamą gatvelę ir šalimais yra numatytos parkavimo vietos tiek iš gatvės, tiek sklypo ribose. Tačiau matome ir sklypo planą, kur jau turbūt aiškiau bus biški. Taigi turime formuojamą atskirų projektų daromai gatvėje formuojamas 4 parkavimo vietas. Va, turime ir 6 vietas būtent tik tais pastatui. Vidinis kiemelis formuojamas su pasivaikščiojimo tokiais ir erdvesnėmis aikštelėmis įvairesnėm veiklom. Ir taip pat sklypą formuojant ir takus išdėstant mes siekiame išsaugoti kuo daugiau esamų medžių, todėl tie ir takai taip intuityviai susidėlioja, sukuriant bendrą tinklą pėsčiųjų takų. Vakarinėje dalyje štai čia numatome patekimą, atskirus vartelius ir takelį privedame susijungimui su jau ten kraštuose esančiu Kneliškių parku. Taip, tai einant prie išplanavimo, tai yra 3 aukštai, rūsys, 1 aukštas ir 2 aukštas. Tai rūsyje numatome visas techninės patalpas, įvadinės patalpas reikalingas pastatui bei aptarnaujantis transportas taip pat atvyksta per požeminį aukštą. Požeminį aukštą patenkame per pandusą. Dar taip pat turim visas požeminis aukštas veiks kaip priedanga, turime ir patekimą, išėjimą į lauką per liuką toje pačioje vietoje. Taip, tai pastate projektuojame 3 skyrius būtent su demencija ir Alzheimeriu sergantiems žmonėms slaugyti. Kiekviename skyriuje yra po 12 gyventojų. Ir tie skyriai išsidėlioja per 2 aukštus, tai 2 skyrius turime pirmajame aukšte ir 1 skyrių turime 2. Tai skyrių struktūrą bandėme dėlioti, kad visas judėjimas vyktų ratu ir tame judėjime atsirastų kažkokių tai pauzių, kad žmogus nesijaustų kaip atsitrenkęs į koridorių kažkokį ir nesuvoktų erdvės, kur jis randas. Tai visas tas judėjimas ratu vyksta, turime bendras erdves, kažkokias tai formuojamas atskiras atsisėdimo, sustojimo vietas, bei atpažįstamai išreiškiant skirtingus kampus ir plokštumas. Taip pat patekimas į pastatą jau čia, kaip matėte iš sklypo plano, yra per netoli nuo patekimo į sklypą. Po konsolinę dalimi susiformavusią. Turime liftų holą, laukiamąją zoną. Iš čia taip pat yra patekimas ir į atvirą laiptinę. Liftas yra susisiekimas su 2 aukštu. Taip pat turime pacientų priėmimo palatą, priežiūros zoną bei infekcinę palatą. 2 aukšte taip pat yra identiškas pirmajam aukštui slaugos skyrius. Apačioje jau turime nebe slaugos skyrių, administracijai išdėliotas patalpas, susitikimų kambarius, darbo vietas, poilsio erdves, o liftų holas susijungęs su gydytojų patalpomis. Tai funkciškai atskiriant skyrių, administraciją bei gydytojų ir gydymo patalpą. Taigi prie pjūvių pereinant, tai čia toksai erdvinis suvokimas. Kaip ir minėjau, kad į rūsį patenkame per pandusą, nusileidžiame, kur turime techninės patalpas, turime būtent skyrių erdves per 2 aukštus, bei galime suvokti, kaip atrodo liftų holas, vis tik tai yra reprezentacinė erdvė, bei gydytojų kabinetai ir patalpos. Einant prie fasadų, tai norėjome rinktis kuo natūralesnes medžiagas, natūralesnes ir spalvas. Taigi pasirinkome raudonų plytų fasadą,
pagrindui, bei jį kartu sužaidžiama su žaliais sodriais atspalviais, kurie primena gamtą, medžius, mišką, kadangi ir sklypas yra gausiai apaugęs, kad ir reikės valyti, bet norime prie to ir rištis. Taip pat šios spalvos yra būtent šią ligą sergantiems žmonėms kaip aiškiai suvokiamos, jos yra jiem priimtinos, raminančios, todėl būtent tokiu keliu ir einame ir per fasadą ir stengsimės išlaikyti ir interjero sprendiniuose. Tai kaip ir minėjau, pagrindas yra plytų fasadas bei žalios spalvos, kurias pertikime būtent skyriuose, langams bei vitrinoms. Ir išskirti lifto holo tūrį bei gydytojų patalpų tūrį. Pasirinkome rūdinto metalo, korteno medžiagą ir kadangi tai yra visgi įėjimo zona, tai ir fasadą pasirinkome kitokią fasado išraišką. Taip pat tarp žalių elementų irgi įterpėme tokios kaip pauzės, kur galima būtų naudoti ir vertikalų želdinimą, būtent tam fasado paįvairinimui, esant vidiniuose kiemuose, vaikštant žmogui šalia fasado, kad tai būtų kuo jaukiau ir tas mastelis būtų dar smulkesnis ir priimtinesnis žmogui. Na ir turime vizualizacijų, kaip tai atrodo. Taigi dabar žiūrite į pagrindinį įėjimą, taip pat yra ir įvažiavimas į sklypą. Čia turime vaizdą nuo Tilvyčio gatvės, jau įvažiuojant į tą atskirai projektų ruošiamą gatvelę. Vidinis kiemelis. Na ir turime panoraminį vaizdą, kuris atspindi jau, jeigu mūsų projektas įsipaišo į visą kontekstą. Na ir bendrieji statinio rodikliai. Tai turbūt tiek su pristatymu. Gal kas turit klausimų? Matau prisijungusių žmonių. Labą dieną. Labą dieną. Aš turiu tik vieną klausimą dėl įvažiavimo. Ar galėtumėt prisistatyti, atsiprašau? Aš esu iš Turto banko ir mes turim gretimai sklypą 64, į kurį patenkame per šitą gatvę, kur pažymėta, kad projektas rengiamas atskirų techninių projektų. Ir pristatymo metu minėjote, kad bus įrengtos 4 parkavimo vietos. Ir mano yra tik vienas klausimas, ar nesusiaurės patekimas į 64 sklypą. Sakykit, kuris yra 64 čia? Garažai. Ne, garažai čia. Jo, nes ten yra garažai, pramoninio tokia teritorija, ten važiuoja ne vien lengvieji. Tai nesusiaurės, tai yra D kategorijos gatvė. Mes pagal D kategorijos gatvę projektuojame pagal visus reikalavimus, tai yra dvipusio eismo juosta, dvipusio eismo gatvė ir bus 2 juostos, tai turi tikrai tilpti. O kada bus parengtas techninis projektas gatvės? Čia mes kitais metais planuojam, jeigu tai patikslinsiu. Planuojamas kovo pabaigoj. Atsiprašau, čia leidimą mes planuojam, o visas techninis tai vasarą, birželio mėnesį. Violeta, klausimas buvo, kada bus gatvės techninis projektas parengtas? Nu, tai taip. Mes rengiam gatvės projektą. Ar čia yra atskirų? Ta prasme, nes pristatinėjom, tai dabar gydymo. Mes dabar šito mes neimam, bet jisai turėtų būti su mūsų kartu. Bet šitame projekte paminėta, kad atskirų projektų rengiamas gatvės. Taip.
Tai dėl Bet to tai ir yra, klausimas. jis nėra taip, kad jisai nukeliamas ten po metų ar kaip, jisai turi būti su mūsų irgi projektu. Nes mums turi būti užtikrintas privažiavimas taip pat. Supratau. Gerai, ačiū. O Violeta, tai kas veda čia viešinimą dabar? Aš. Gal rodysimės dabar taip tylėsit iki galo? Ar? Ne, dabar aš ir vat galvoju, norėjau pasiūlyti, jeigu daugiau klausimų nėra, tai viešinimas vyksta iki 14 valandos, tai mes galėtumėm ir atsijungti. Tai yra, nu, kaip sakyti, ir ekranus užtempt, bet turim būti iki 16, gal kas nors dar prisijungtų. Bet viešinimas vyks iki 16 valandos. Tai kaip minėjom, paštu mes gavom vieną laišką iš gyventojo, tai į laišką mes atsakysim raštu. Tai dėl to, kad manau, nežinau, Asta, jūs rašėt, nerašėt, nes matau čia tik tai iš nepažįstamo Asta, tai jeigu čia ne jūs, tada mes ir nenagrinėsim šitų klausimų viešinimo metu dabar. Aš elektroniniu paštu buvau užsiklausus dėl gatvės, bet taip Ai, konkrečiai dėl gatvės. Ne, jo. ten buvo kiti klausimai. Tai reiškia, tada mes atsakysim raštu ir, sakau, ir dabar galim tiesiog išsijungti, siūlyčiau. Ačiū, aš atsisveikinu, viso gero. Ačiū. Ačiū.
Taip. Grįžtam prie viešinimo, tai praėjus 1 valandai daugiau klausimų neatsirado ir nebuvo gauta į pastabas, kurios buvo, dar kartą pakartosiu, kurios buvo atsiųstos elektroniniu paštu ir atsakysim. Ir ši informacija bus pateikta viešo susirinkimo protokole, užbaigiant projektinių pasiūlymų viešinimo procedūrą. Kaip pirmininkė konstatuoju, kad susirinkimas įvyko ir jį skelbiu baigtų. Laikas yra 16:02. Dėkuoju visiems. Viso gero. Ačiū, viso gero. Viso. Ačiū, viso gero.